Mano hobis susijęs su vandeniu, gal dėl to, kad labiausiai mėgstu piešti jūros vaizdus. Su pertraukom, tai aš jau nardau 9 metus. Pirmi, sakykime, pabandymai buvo Lietuvoje, tai yra Drąseikių karjeras, toksai pats paprasčiausias, bet man jame nepatiko, nes pakankamai tamsus, gudus. Labiausiai patiko šiltose vandenyse, tai yra Viduržemio jūrai, Raudonojoje jūrai, kur visada šiltas vanduo yra. Ir aišku, augalija ir gyvūnija labai yra įvairi, spalvinga, daug spalvų, tai galbūt man dar labiau patinka, nes mėgstu piešti, tapyti ir būtent tai gali ir lavinti vaizduotę netgi. Šiaip mes negalim susikalbėti, kitaip tik tai ženklais rodo. Tai pagrindinis yra, ar viskas gerai ir kitas parodo, kad viskas gerai ir tada plaukiam toliau. Nes jeigu jūs parodysite į viršų, tai vadinasi nerėm į viršų. Jeigu su ranka rodome, tai yra į kryptį, oro man trūksta arba kažkas negerai. Tiesiog yra tokie ženklai, kur po vandeniu mes susikalbam. Kartais norisi to tokio aštrių pojūčių, kartais pakeisti tą aplinką. Man iš tikrųjų patinka ne tik nardyti, bet ir plaukti, maudytis. Iš tikrųjų tokia svajonė galbūt nereali, kai gyveni prie jūros kranto kažkokiam mažam namelį ir tu matai jūrą. Tai tiesiog toks ir noras atostogų dažniausiai būna prie jūros, kur šilta.